Merhaba. Merhaba. Šiandien yra jau nežinau, kokia 10 kelionės diena. Ir varysim šiandien labai gražų sodą pavadinimu Miracle, stebuklingas sodas. Paskui po jo lėksime į... Expo. Ai, tiksliai, Dubajaus Exposition 2020. Tai ten irgi įdomių dalykų turėtų būti. Ir vakar užbaigsime, grįždami atgal į senamiestį, kilsime į labai aukštą pastatą. Skyviews observatorija vadinasi. Ir čiuošim ten per permatomus stiklus, matysim Burj Khalifą, naktinį senamiestį, tai bus vaizdų. Varau labai nestandartiškai, graikiškai. Nu davai, sugalvojom. Šiandien visą dieną valgau tik žolės. O ko, ne? Pabandom. Na, papuolės pusryčius, tai va, taip va. Na, neįmanoma gauti mažus poilsius. Na tai, aišku, papuolės nesugebėjo užbaigti, tai va. Nešusi savo realiai 2 šaukštukus suvalgė, sako, viskas pilnas. Papuolės yra ekonomiškas. Nu, aš išgėriau tos Karaka arbatos, reklamą, labai gerą arbatą. Lietuvoje jau domėjaus nėra tokių. Tai ir privalgiau nuo arbatos. 7 eurai čia su pusė gavosi už mūsų pusryčių šį kartą. Netinka. Puli padirbtus turi. Tai kokius davė, tokius turiu. Kaip ilgai galvoja. Tiko. Na va, Miracle Garden. O, kaip gerai atrodo. Kaip Singapūras, Papuli. Kiek gėlių. Kiek čia daug gėlių. Eik, tu vaikyti. Va, paparacijai. Va, vyva. Kiek daug širdučių iš gėlyčių. Kaip dramblenzas. Eik, savo. Įgaga. Dydis. Eik, savo. Šiaip visai brangi vietelė. 25 euriukai žmogui čia patekti. Nu, bet šiaip įspūdingai atrodo. Va, yra tokios vat ložės, pajėdyklės. Papulis vat ledų pasiėmė. Kokių gavai čia? Kavos. Kavos. Negavau pirkau. Dubai, Bilai. Njam, 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 njam. Kokį jau atrodo nieks nemanustebins, bet tokį vat pamatai. Kokie mendukai, įdomu. Palmis. Aha, taip. Vienas pingvinas, antras pingvinas, trečias, ketvirtas. Smurfų kaimas. Mango, sticky rice. O, 3 skuburiukus. Tomato. O, dar mango. Žiūrėk, dar uždės gėlių, Papuli. Dar šitų svogūnų skrudintų. Dar čekį įdės kažkokį. O, dar tokį čia. Neblogai. O žiūrėk, dar be pabaigos. Žiūrėk, visą lapą įkišo. Thank you. Va čia neblogai, Papuli, gavai. Nu, Papulis pasiėmė. Mango sticky rice. Ta prasme, visą krūmą tau čia padarė. Na. Ir kainavo tiek pat, kiek praktiškai 2 kaušeliai ledų anam restorane.
Nu, šiaip šita vieta, nežinau, graži, pažiūrėti, bet veiklos nelabai yra ką veikti. Labai brangus, sakyčiau, 25 eurai žmogui. Tai nežinau. Pabūni valandą laiko ir šutini toliau, nebent va šitaip. Papulis ir dekoracija suvalgys toj. Kiek čia plauk? 7 eurų iš viso šitą. O šitas pasirodo plasmasė. Tai nežinom, ką čia daryti. Gal grąžinti reikia. Gaila išmesti. Papulis nevalgo plasmasės. Tai va, sulėdėjusi mangą bando įkirsti. Šalta dantim. Nu viskas, varom lauk iš tos vietikės. Yeah. The next station is Expo 2020. Kokia blemba, metrūškė. Wow. Neblogas įėjimas. Sveiki atvykę. Expo 2020. Papulis sako, pastebėjo Lietuvos vėliavą. Kur? Šitą? O, akurat. Labą dieną. O, koks kupolas. O čia kalėdinis miestelis. Ir jisai kainuoja $15. Parkas tai išdvėsęs. Praktiškai žmonių nėra. Papulis visas jau. Nes dabar kalėdinis miestelis, čia viskas orientuota į kalėdas, o čia kiti ekspoziciniai dalykai ir tiesiog antram plane. Tokios va čia platformos viršui. Čia kažkoks teros parkas su tokiom va lėkštėm. Lemba labai brangiai, 25 eurai kažkur įeiti. Kad mes nepirksim tai 100%, bet atrodo tiesiog atėjom. Žmonių nėra net iš ko pirkti. Tai čia visai fainai atrodo. Toks ateivių stebėjimo štabas va viens. Vyrai juodais drabužiais. Kurgi čia tie ateiviai? Ateiviai kur? Kur? O, stopudovai bus ateivis, aš tau sakau. Oi. Reibis. Papulis katinų ateivių užkalbėtas. Jie mausyti vieną nukanstą yra. Turime sniegą katukai. Jėzus, stopudovai ateivis bus. Čia, sako, šitos vat visos lėkštės jos reaguoja ten, kur yra saulė ir realiai gamina elektros energiją. Yra įkvėptos Jemeno šakių tai karoči. Nu, draugelis mūsų. Nepalieka. Man gerai tos lėkštės visai čia atrodo. Aha. Čia va stato namus, va kažkokius va. Šios man kliuvo toks mažasis Al-Qaida. Nu va, visiškai tuščios gatvės praktiškai. Nu, atėjom į dar vieną ekspoziciją pavadinimu Surreal. Tai atrodo surreali, turėtų atrodyti surrealiai, ne, bet, na taip va. Toks skater parks. Ja. Čia tipo vanduo plaukia kažkaip. Nu, toks va ekspo čia. Realiai čia skaitosi maisto oazė, bet viskas išdvėsi. Čia gal dėl to Winterville čia visi persikėlė tenais ir čia dabar viskas išdvėsi dėl to. Papulis atsivedė į vietą kur yra labai nuobodi, taip ir jinai ir. O čia skaitosi sodas dangui. O tik įsėdi į sodą vat 5 medžiais ir pakelia, pažiūri Expo ir grįžti atgal. Nu, čia atrodo vizija
kaip kažkada greitų metų atrodys visas šitas miestelis. Realiai čia vat, žmonės ant stogų tūsina, čia pridarys visokių. Bus įdomu. Na, čia dar vienas pastatas, Alifas. Kažkokias ten ekspozicijos yra vidai, bet jau nebedirba, jau beveik 6. Nu, išdviesi, stipriai išdviesi. Visi žmonės čia pasirodo. Realiai. O mes laukiam paėsti. Let's make it shine so bright, even the elves can see it in the North Pole. Ho, 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 ho! O, kągi čia turime? O, vaikeli. Kėlus kainuoja 12 eurų ir negėrė 10 dienų. Skanu. Tokį skaniestą hodogą mac and cheese. Papuolės cezario su vaizdeliu. Gražu. Challenge'as nepavyko. Valgau mėsą. Paskutinį kartą, kai savaitę buvau vegetaras, atsidūriau ligoniniai. Tai gal geriau nekartosiu. Oi, labai skanu buvo. Labai. Ir skanėlutis bėga. 30 eurų kainavo. Už viską. Už viską. Kaip įėjimai dviem žmonėm į va šitą pargelį. Nu, paliekam dabar Expo, varom į Skyviews observatoriją. Nu, atvarėm. Kaip 53 aukšto kilsim. Sakė, žiūrėt, čia kažkas bus. Polis va kyla. Čia, fainai matosi, žinai, ne taip kaip burdžai. Aha. 6, 7, 8. Reikia, equalizint. Tai mes man tas aukštą tik nuvarys. Čia biški čiuošim. Propolis biški bijo jau. Kaip gerai atrodo. Eik sau. Valo vyva, seni. Polis labai bijo. Nėra ką bijoti. Yeah, okay. Her is not advisable for the slide. Okay. Okay. Keep holding, do not touch it like Okay. it's not safe for side. Very tight. Keep holding, do not touch the line. Na, buvo kaip emocijos po skrydžio? Nieko, normaliai. Normaliai? Man jau baisiau bus. Glass walk. Aukštokai. Eik tu savo. Iški kinkas dreba. Eik savo. Papulis ant tiek bijo. Na, pabandykim atsigulti. Čia žmonės taip daro. Oh my gosh. O, vyvas, seni.
fotosiena atrodo. Bandėm pasidaryti normalių nuotraukų, bet šnektas atspindžiai visur. O, vėl užgulė. Pulis renkasi Dubajų šokoladą. Na, čia visokių yra. Šitas kiek kainuoja? 7,8 €. Nežinau, aš nesuprantu, čia paėmė. Tai pradėjom rytą su karakčiai ir baigiam. Vakarą su karakčiai. Ja, einam Dubajų šokoladą ragauti. Pasidarėm pikniką. Tokį šokoladą pasiėmėm. Kunfafa į pistacijas Dubai. Na, mangutis va. Taip va. Vakariukas atsipalaidavimui, paskutinę naktelę. Nubertas sako, daryk pafilmuot, kaip čia pralaužim. Nepritrupinsiu čia lovai. Tikras Dubajaus šokoladas. Paragauk. Nebus tiesiog. Nežinau, koks originalus turėtų būti.